Rudens kermošius – dėmesio centre tautinis paveldas. Šeštadienį rugsėjo 27-ąją Švenčionyse, kur nuo ankstyvo ryto šurmuliavo tradicinis rudens kermošius. Kermošiaus mugė prasidėjo dar saulei nepatekėjus 7 val. Ryto. Mugėje buvo didelis vaiskrūmių, vaismedžių ir įvairių dekoratyvinių augalų pasirinkimas. Didelę paklausą turėjo bulvės ir kopūstai. Kaip ir kiekvienais metais vyko Kermošiaus loterija. Stambiausią prizą veršelį laimėjo Justina Varno iš Švenčionėlių. Aviną išlošė Irmantas Stankevičius iš Želabų kaimo, o žąsį išlošė Vilniškė Austėja Šimkutė. Mugėje buvo gausu mėsos, konditerijos gaminių ir net masažą siūlė pasidaryti. Buvo ir tradicinių dirbinių iš medžio, pintų krepšių, kitų įvairių dirbinių. Oficialiai Rudens Kermošiaus 2014 atidarymą paskelbė ir svečius pristatė Kermošiaus šeimininkai Leonarda Vilčiauskienė ir Algirdas Breidokas. Šventėlėje dalyvavo rajono vadovai, tarybos nariai, atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, ministrai. Susirinkusi sveikino Švenčionių rajono meras Vytautas Vigelis. Jis pasidžiaugė į šventę suvežtų gėrybių gausa, ūkininkų sėkme ir visiems palinkėjo gražios dienos. Ir savo produkciją realizuos, o jums linkiu šiandieną gerai praleisti dieną. Jeigu dar kas nors neįsigijote sodinukų ar kokio rudens gėrybių, tikrai dar kviečiu apeiti, pasidžiaugti, nusipirkti ir būtinai parsivežus namo, tai sakykime, ar sodyboje, ar ką pasodinti medelį, ar kokį nors kitą rudens gėrybę. Tai linkiu dar sykį visiems kuo geriausios šventės, sėkmės jums, geros nuotaikos ir gero oro. Po sveikinimo organizatoriai rajono merui Vytautui Vigeliui įteikė iš Švenčionių žemėje išaugintų grūdų iškeptą duonos kepalą, kurį meras paprašė išdalinti visiems šventės dalyviams. Su gražia švente susirinkusi sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos Respublikos Seimo narė, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras, taip pat Seimo narys Valentinas Tundys, Nepriklausomybės akto signataras Švenčionių rajono garbės pilietis Česlovas Juršėnas, Švenčionių rajono garbės pilietis Konstantas Ramelis. Daug aplodismentų sulaukė ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Jono Kazlausko pasveikinimas. Treneris merui Vytautui Vigeliui įteikė rinktinės atributiką. Buvo paskelbtas mero potvarkis dėl konkursų Metų ūkis 2014 bei pastatų ir aplinkos tvarkymas nugalėtojų apdovanojimų. Miesto sodybų grupėje gražiausiai tvarkomos sodybos titulas atiteko Valentinai ir Viktorui Trusovams gyvenantiems Švenčionių mieste. Gražiausiai tvarkomos įstaigos titulas atiteko Strunos socialinės globos namams Strunaičio seniūnijoje. Pasibaigus oficialiai Rudens Kermošiaus atidarymo ceremonijai prasidėjo seniūnijų kiemelių lankymas. Prieš tai dar lankytojų dėmesį patraukė nuostabūs rajono mokyklų kūriniai, derliaus gėrybių kilimų paroda. Rajone yra 11 seniūnijų ir kiekviena iš jų sukūrė savitą ir unikalų kiemelį, atspindinti tautinį paveldą. Strunaičio seniūnijos kaimelyje skambėjo kapelos, vadovaujamas Jono Meškelės muzika. Kaip visada čia buvo ir nuostabų šiaudiniai sodai, tapę firminiu seniūnijos ženklu. Kaltanėnų seniūnijos kiemelyje ne tik įvairių žolelių ar batų galėjai paskanauti, bet pasigrožėti merginų pinamomis juostomis, o Marijono dieninio akordeonas tiesiog kvietė šokti. Labanoro seniūnijos kiemelyje ne tik bebro mėsytės ir tradicinių bulvinių blynų galėjai paskanauti, bet ir mini zoologijos sodą, kuriame buvo ir vištų, ir ožkų, ir triušių galėjai pasižiūrėti. Net ir senovinį lygintuvą bei bezmėną iš šventės virkiečiai atsivežė. Daug įdomaus buvo galima pamatyti ir išsiplėtusios Švenčionių seniūnijos kiemelyje. Tai ir originalus Vilnos apdorojimas ir rugio kelias nuo kūlimo iki blynų. Šį kelią teko išbandyti ir šventės svečiams,
O daugiausia Lietuvos Respublikos Seimo nariui kultūros ministrui Šarūnui Biručiui ir Seimo nariui Petrui Čimbarui, kurie ir kulimą spragilais, ir valymą arpų, ir malimą girnomis išbandė. Linksmino svečius ir kaimynų kapelos muzika. Nors ir nedidelė Cirkliškio seniūnija, bet jos kiemelis pulsavo įvairovę. Čia ne tik medžio drožinių galėjai pamatyti, bet ir Švenčionių profesinio rengimo centro atgabentą dirbantį automobilio variklį bei į Gineso rekordų knygą taikantį skruzdėlyną. Adutiškio seniūniją sunku įsivaizduoti be medaus produktų ir kaimo kapelos. Buvo ir medaus, ir smagios muzikos Adutiškio seniūnijos kiemelėje. Buvo ir smagių jaunatviškų šokių ir dainų. Graži rudens Kermošiaus šventė baigėsi rajono kaimo kapelų pasirodymu ir puikiu dainininkės Vitalijos Katunskytės koncertu.